Taigi, po 4 mėnesių ji ir vėl neščia. Mes ir vėl važiuojame į kliniką, ji verkia, šneka tokias nesąmonės, kaip ar tu mane myli, sakau, kad myliu. Manai, tai reiškia, kad degsiu pragare? Ne. Žinai, kartą susitikinėjau su vaikinu. Gal galiu apie tai išgirsti? Tai, kad nelabai yra ką pasakoti, tai buvo bene lengviausias mano gyvenimo savaitės, neskaitant sekso. Tai buvo žiauru, turiu omeny, tai ne dėl jo pimpalo, tai dėl ūsų, jie tiesiog bjaurūs. Mes dėl visko sutardavom. Nori alaus? Jo. Nori pažiūrėti rungtynes? Be abejo. Mes geriam alų ir žiūrim rungtynes. Šito istorijoje matau labai daug savęs. Šito istorijoje tavęs nėra ne kvapo. Tai buvo trumpalaikis dalykas. Mano draugas man pasakė, kad nebegalėsiu jo namuose nusišikti. Tai baisiausia. Tu gali to patikėti? Taip, jie visi pasiunta, nes tu suniokoji jų tualetus. Tai vieta nusišikti. Būtent tam ir būna statomas tas kambarys. Tu nueini į kambarį, nusišiki. O kai nusišiki, jie visi būna nustebę. Toks vaizdas lyg prišikai ant jų stalo. Taip, kartą buvau prišikęs ant jo stalo. Ei, seni, matai tą elnę? Taip, matau. Man taip neatrodo. Gerai, pripažįstu. Elnio nemačiau. Bet matau dabar. Patikrink galą. Gale viskas tvarkoj, patikrinsiu priekį. Jis neišgyvens. Jie platina ligas. Nagi, pravažiuojam. Zombebriai. Atsiprašau.
Tu esi melagis. Reikia nusišikt velniai rautų. Sekundėlę. Atsiprašau, moterų tualetas buvo užimtas. Gal galit pasitraukti, kodėl tau... Dėl tavęs galiu padaryti, ką tik nori. Kur taip ilgai užtrukai? Baigėsi tualetinis popierius. Reikėjo naudotis rankomis. 66 žąsys su 66 žąsiukais, 66 žąsys su 66 šašiukais, šūdas, susimovei. Hei, kekšyte, ką tau sakiau? Žinau, jokių žinučių. Atsiprašau. Žinai, Džena, tai labai nemandagu. Jokių žinučių, jokių vaikinų visą šį savaitgalį. Oho, skamba įspūdingai. Zoja, užsikišk. Gal tai ir bloga mintis. Nenoriu, kad dėl manęs šūdinai praleistumėt savaitgalį. Labai puiku, pasikviečiam vaikinus. Argi ne taip, Goslingai? Jis sako, taip, tai puiku. Tai nelabai palaikoma, Zoja. Jeigu tave būtų išdavęs Bakas, tikrai nejuokaučiau apie tai kas 5 minutes. Visų pirma, Bakas manęs niekada neišduotų. O visų antra, tai aš tik juokauju, Džena, atsipalaiduok. Šis savaitgalis yra tik tau. Taip, mes žinom, kad tu labai daug dėl to atiduodi. Nelabai, maždaug 6 colius. Tai taip šlykštu. Taip, keičiam temą. Mere, ar tavo pusbrolio trobelė yra elektra? Kodėl? Reikės vietos vibratoriui pakrauti. Kaip tu drįsti? Mere, išjung šitą muziką. Tau tikrai jį patinka? O Junka ne? Neklausyk to, negaliu patikėti, kad turiu draugų, kurie visiškai neturi muzikinio skonio. Štai ir atvykom. Tai taip gražu. Ar tavo pusbroliai šiukšles meta į ežero vidurį? Kodėl to klausai? Nes ežero vidurėje plaukioja didelis medžio gabalas. Tai plaustas vištato. Jis ten pritvirtinas, kad žmonės galėtų jo naudotis. Nagi, važiuojam, mes jau beveik vietoje. Įtampa mane žudo. Čia vėl stojame degalų? Mano kojos. Man skauda užpakalį, padėkok savo vaikinui. Labai juokinga, tai šlykštu. Aš pirma. Man tikrai reikia išgert. Gerai, draugužė, eik ir užmušk keletą voverių. Nužudyk jas. Ką manot? Ar mes tikrai maudysime šitoj pelkėj? Visų pirma, tai yra ežeras. Ir taip, mes tikrai ten maudysimės. Niekada gyvenime nesuplaukius ežere. Bet baseine plaukiai? Taip. Na, tada suprasi, kad nėra tokio didelio skirtumo. Aišku, kad yra. Tai gamta. Ji teisi. Tiesiog tau į burną prilys gerokai daugiau vabalų. Merginos, ateina kaimynė, tad būkite mandagios. Mere, čia tu! Pone Gregorson, malonu jūs matyti. Dievulėliau, tu labai išgražėjai. Nelabai, jos krūtys vis dar mažos. Ačiū, Zoja. Mirna, čia mano bendrabučio sesės Džena ir Zoja. Labai malonu susipažinti. Sveiki, kaip eina skalė. Prižiūrėsit namelį, kol grįž tavo pusbroliai? Ne, mes čia tik šiam savaitgaliui. Supratau, atsipalaiduoti tarp egzaminų. Tiesą pasakius, čia turėjo būti begalės aistringo sekso. Bet Dženos vaikinas ją išdavė, tad... Supratau. Pone Gregorson, jį juokauja. Aš juokauju. Ne viena iš mūsų dar nesimylėjo. Niekada.
Viskas gerai. Mano dukra irgi tikra kalė. Paskutinė šliundra. Kartais net nežinau, kokios lyties žmonės jį parsitempė į namus. Tačiau aš nieko blogo apie jos nesakau, aš esu labai liberalių pažiūrų moteris. Bet mano dukra yra tikras meno kūrinys, bet to net tokia jau ir patraukli. Gerai, merginos, jei ko reikės, žinote, kur mus rasti. Mes su Winstonu mielai priimsime jūs pusryčio. Taip, skamba neblogai. Galbūt ir užsuksime. Žinoma, nenoriu daryti spaudimo. Štai ir atvykome. Namai namučiai. Čia dvokia. Koks čia kvapas? Atrodo medienos. Kur tualetas? Tiesiai koridoriumi. O kur kitas tualetas? Čia yra tik vienas tualetas. Tuomet reikalą atliksiu čia. Rimtai, negali palaukti 2 minučių? Jis išeina. Nagi. Kas? Vienas tualetas, smagu tiesa, prašom užeiti. Leisk atspėsiu. Nėra ryšio. Ką? Džena, tu siaubinga melagė. Gerai, aš jam atrašiau. Kodėl merginas traukia tokie asilai? Tavęs netraukia, Tomis puikus. Tau nederėtų kalbėti su Semu, tai buvo visos šios išvykos esmė. Na, dabar nelabai ir yra iš ko rinktis. Būtent. Kaip aš pasitikrinsiu savo žinutės? Aš nebuvau atsitraukus nuo Instagram ilgiau negu 24 valandas nuo to laiko, kai net nebuvo Instagram. Ir aš valdausi, jei pavyksta Zojai, pavyks ir tau. Nėra sušikto ryšio. Žinojo apie tai, tiesa? Sakei jokių vaikinų, jokių telefonų. Sakiau ir jokių telefonų, bet nesakei, kad bus fiziškai neįmanoma jais naudotis tau nežinant. Merginos, kodėl taip nervinatės? Žmonės 1000 metų išbuvo be mobiliųjų, 2 dienas galite išgyventi ir jūs. Kalbėk už save, o kas jei nutiks kokia nors nelaimė? Yra laidinis telefonas. Kas toks? Jums nereikės mobiliųjų, pažadu. Gal dabar galime persirengti? Aš nenoriu rengtis, noriu išsiųsti žinutę.